Spalio 19 dieną Plungės kultūros centre įvyko ilgai lauktas ir nuo pat rudens pradžios sambrūzdį Plungės padangėje kėlęs Lions klubo organizuotas labdaros koncertas Nusileisk dangau ant žemės. Koncerte savo programą pristatė aktorius Rolandas Kazlas ir jo bičiuliai, perkusijos meistras Saulius Auglys Stanevičius bei akordeono asas Genadijus Savkovas, komponavę aktoriui. Labą dieną. Paskaitos tema šiuolaikinė nervų sistema. Tegul būna žinoma visiems, kad mityba nervams ne vis vien, kad rečiau išeidama iš proto daug vartojant ungurių ir šprotų. Ne vis viena nervams ką geri, štai konjako duomenys geri. Kai pakilo kainos nuo konjako, tik 6 vartotojai apako. O jei alų su vynu maišai, pirmas požymis, kad pamišai. Kas šiek tiek šikšnosparnių prileido? Visą laiką šmėkščiai pro veidą. Taigi, kaip ilsėtis ne vis tiek, palangos iškart atsižadėk, pavargsti tik tai bei apsiblusini. Visiškai kas kita sako užsienį. Renginys buvo kupinas altruistinės nuotaikos. Koncertų metu surinktos lėšos buvo skiriamos vaikams su negalia remti. Tad nieko nuostabaus, kad į labdaros renginį prigužėjo pilna salė žiūrovų, vedinų gerais ketinimais – padėti vaikams su negalia. Aktorius Rolandas Kazlas kvietė visus užsimiršti, susitelkti kilniam tikslui ir tiesiog pasiduoti užvaldomiems savotiškų poeto Vlado Šimkaus poezijos posmų. Aiškėja man daiktų antroji pusė. Antroji pusė žodžių ir tiesų. Ir vėl brendu per tirštą lapų pusnį. Ir mintyse rankas tolyn tiesiu. Ir kiek bebūtų patirtų dalykų, kiek mano žvilgsnis tolin benueis, man lemta tuo pačiu dangum dalintis su skubančiais iš klasės mokiniais. Man džiaugtis to rugsėjo ir pasaulio, su obuoliais nusvirusiai žemyn. Aš nuolatiniai, amžinoj pusiaukelėj, kuri vis eina. Eina su manim. Prašom klausytojau nesiraukyti. Ryšio. Iš kur aš paimsiu tą ryšį? Pešas kaimynai, pievų andante, oi, tarp debesų ir ausų, nieko bendra, kartais poetai bejėgiai, pats Dantė nesurimuotų kaliošo ir gandro. Pro miegą girdėjau, skambėjo bidonai, o ratuose žmogui vienam nuobodu, žmogus pavėžėjo moksleivį patuotai rauštant per lietų važiavo jie. Važiavo jie dviese per lietų nežymus, pro vandenis pilkus, pro nuogus beržynus, važiavo keliu tarp tamsių pastatų ir smaukė šlapes kepurės ant kaktų. Ne pirmas tai rytas ir kelias nenaujas, kas senas galvojo, ką mąstė savo jaunas. Toksai siužetas. Nebuvo siužeto. Skambėjo bidonai, 2 žmonės važiavo. Po pasirodymo aktorius Rolandas Kazlas dėkoja visiems žiūrovams ir Lions klubui. Savo ruožtų Plungės liūtų liūtas Lions klubo prezidentas Kazys Trakšys visų klubo narių vardu dėkoja Rolandui Kazlui ir muzikams už gražų renginį. Ir mes labai džiaugiamės, kad mūsų svečiai aplankė mus, nes jie dabar Lietuvoje būna mažai. Nes parvyko iš Maskvos, Sankt
Todėl jūsų, mėly žiūrovai, ir Lions klubo vardu leiskit pasveikinti, padėkoti jiems, gėlės ir jūsų audringi aplodismentai. Vakarų zonos Lions klubų vadovė Adelė Karteškina dėkojo Plungės miestų bendruomeniai, prisidėjusiai prie šios akcijos ir palinkėjo sėkmės naujajam Plungės liūtų prezidentui. Ačiū visiems jums, kad esam kartu su liūtais ir taip pat dėkojam artistams ir sėkmės naujam prezidentui geruose dideliuose darbuose. Sėkmės. Kazys Trakšys trumpai papasakojo apie Plungės Lions klubo veiklą ir pristatė, kam bus panaudoti koncerto metu surinkti pinigai. Šį vakarą jūsų surinkti, taip jums visiems reikalingi, bet sudėti pinigėliai bus duoti Vytautui Burniauskui iš Plungės, kuriam reikalinga operacija. Vytautui Stankevičiui iš Prusalių, jam bus nupirktas treniruoklis. Jonui Šaltukiui iš Plungės irgi reikalingas treniruoklis. Turim dar keletą prašymų ir paraiškų, kad reikalinga pagalba, bet kai kuriems reikia dar praeiti procedūras ir jiems bus skiriama vėliau. Čia pat scenoje klubo prezidentas vienam vaikui su negalia įteikė dovaną, jam taip reikalinga kompiuterį. Čia pakviesti Eligijų Šmitą, vaikinui, kuriam duosim kompiuterį. Sėkmės ir sveikatos ištvermės visai šeimynai. Kazys Trakšys dėkojo visiems renginio rėmėjams ir ypač visiems žiūrovams. Tad ačiū Jums, kad Jūs esate su mumis daugelį metų.